nemiga, anoreksija, įvairūs psichikos sveikatos sutrikimai ar depresija. Ir kaip tau ir psichikos sveikata, ir fizinė sveikata sutrinka. Gali nebenorėti valgyti, gali patirti persivalgymo įvairiausius, emocinio valgymo priepuolius, kaip veikia didžiulis stresas ir baimė. Gali nebemiegoti apskritai, tai va tokie pagrindiniai turbūt būtų simptomai. Jeigu groomingas vyksta elektroninėje erdvėje, tai vaikas tiesiog ar šiaip prisirišę, tarkim, būna prie telefono, ypač paaugliai, būna, kad jau į tą telefoną žiūri kaip į, nežinau, jau ir į tualetą nešasi, jau tik tai paimat į rankas, jau matot, kaip iš karto atsiranda kažkoks nervingumas, kažkoks, ne, tu ten neim, ką tu ten žiūri dar labiau negu paprastai, tai tada jau galima galvoti, kad yra kažkas tikrai ne to. Po to pasitikėjimo žmonėm trūkumas. Jeigu tave šitaip nuvylė, išdavė tavo pasitikėjimą, išnaudojo, tai pasekmės iš principo gali būti jaučiamos visą gyvenimą. Priklauso iki ko nuėjo, nes pats groomingas, jis kaip konceptas prasideda nuo viliojimo, bet po to jis pereina į išnaudojimą. Ir, jeigu jau išnaudojimas irgi vyksta, jeigu vyks, kartais būna ir ne vienerius metus, tiek fiziniai, tiek elektroniniai erdvėjai, tai tos traumos pasekmės iš principo, kuo daugiau atvejų vaikas su tuo susiduria ir kuo daugiau tų interakcijų būna, tuo ta trauma didėja.